čia. 15 arčiau starto linijos, mažiau negu minutė lieka iki jūsų starto. Elitas ir U23 6 ratai, jauniai 18 grupė važiuoja 5 ratus ir mėgėjai važiuoja 15 sekundžių iki starto. Ir pradedame skaičiavimą. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, startas! Palydime į trasą pačius greičiausius, pačius iškėlėjimus. Labas. Lietuvos MTB SO čempionatas. Pavyko pagaliau sudalyvauti. Praeitais metais neišėjo, kadangi turėjau techninių nesklandumų su dviračiu, lūžęs ratas buvo. Užpraeitais metais tiesiog šitą trasą daugiau eidavau peškom negu važiuodavau. Taigi, o šiais metais startavome už mėgėjų grupę su licenzija ir minsime 3 ratus, kas yra apie 4 km, apie 600 metrų sukilimo. Trasa gerai man žinoma, pagaliau tikras MTB. Na, trasa šiek tiek drėgna, po gan gausaus lietaus visą savaitę, tai šiek tiek bus kitaip negu treniruotasi, šiek tiek šlapiau, šiek tiek daugiau nei važiuojamų įkalnių. Na, čia matome priekyje elito grupę. Labai kažkaip nebuvau numatęs laikytis jų tempo, nes labai greitai galėjai ir perdegti šioje trasoje. Tai reikėtų laikyti savo tempą, tai tą ir darau, tai šiek tiek jau ir elito grupė nutolo. Na ir linksmieji kalneliai, šiek tiek per daug greičio, net pakylė, viskas tvarkoje, suvaldoma situacija. Na ir pirma statesnė įkalnė, po kairę galima važiuoti ilgesniu keliu, bet lengvesniu, tiesiai sunkesnis kelias, bet greitesnis, visi važiuoja sunkesniu, kaip matome. Pirmojo rato stengsiuos parodyti kuo daugiau trasos, kad maždaug įsivaizduotume, kokia tai buvo trasa ir kaip tai visa atrodo. Dauguma savo mėgėjų grupės priešininkų kaip ir pažinojau, skyrus priešais mane esantį varžovą, net nežinau, kad jis iš mano grupės pradžioje. Šiek tiek užblokuoja, norėjau pro dešinę važiuoti. Na ir antras bandymas apsilenkti pro dešinę, šį kartą sėkmingas. Akmenų ruožas toks. Nusileidimas akmenais, tai realiai turi paleist dviratį ir jau kaip jau jis nuvažiuos taip. Na ir turbūt vienas iš ilgesnių toks nusileidimas šioje trasoje, greitas ir ilgas, nieko sudėtingo. Na čia toks tiesiog atsikvėpti po pirmos dalies. Aš šią trasą skirstau į 4 dalis. Na, bet čia pagal mane toks skirstimas, tai dabar prasidės antra dalis trasos. Prieki manęs turbūt važiuoja jaunimo grupių atstovas ir važiuojame į tą antrąją dalį. Ganėtinai sudėtinga antra dalis, turi tokį zigzagą, bet dėl oro sąlygų paskutiniai 2 zigzagai viršuje ganėtinai slidus ir neįvažiuojami, galima sakyti, tai tenka prabėgti. Na ir štai, šios 2 kilpos kaip ir nepravažiuojamos, tai tenka įsisekti ir lipti. Lukai, davai. Na ir kaip ir per kiekvienas purvinesnės varžybas susiduriu, kad nusisekus batą, paskui sunku jį sekti atgal pedalą, prisigūpę purvą, tai reikia dažnai išdaužyti tą pedalą ir batą ir tik tada pavyksta įsisekti. Tai šiek tiek sukėlė šiuose varžybose taip pat sunkumų. Tai, na, kaip ir visada po pakilimo seka nusileidimas, sausomis sąlygomis šiek tiek galima čia greičiau, bet šiuo atveju tai šiek tiek ir važiuojam lėčiau. Taigi trasoje buvo, žinoma, imtasi priemonių šiek tiek ją pagerinti jos kokybę tokiam drėgnam orui, kad būtų daugiau vietų įveikiamų. Na ir kaip šis tiltelis padengtas tinkleliu, kuris neleidžia praslysti ratams.
Jaunuolis pasirinka B liniją, ša, bet A linija čia ganėtinai slidu jau. Ir prasisuka ratai, tai per B liniją mane aplenkė. Tai ne visada A linija bus greičiau. Tai ką pamatėme dabar. Ir turėtų dar vienas būti pasirinkimas. Štai renkuosi A liniją su dropu. Ir čia jau antros dalies pabaiga, važiuojame į trečią trasos dalį. Ir didžiąją dalį pirmojo rato važiuoju savo grupėje pirmas. Šis griovys gan sukeldavo dažnai man nesklandumų, nes reikėdavo gan stipriai stengtis iškelti priekį, kad kuo geriau jį pravažiuoti. O čia ganėtinai smagi vieta, viena iš tokių atpalaiduojančių, kur šiek tiek gali ir pailsėti, atsigauti. Tai reikia tik vairuoti. Nu, šioje trasoje tikrai vairavimo įgūdžiai labai reikalingi. Tikrai turi būti įgūdęs vairuotojas. Na ir vėl seka nusileidimas ir štai renkuosi šį kartą B liniją, kadangi to šuolio čia nepraktikavau ir mane lenkia mano grupės varžovas, Trimailovas Povilas, Kaunas Cycling Team. Na, o čia jau ketvirta trasos dalis prasidėjo. Turime įkalnę. Buvo gan slidi, pripylę smėlio įvažiuojimą pasidarė ir turim sieną, kritimas per vaizdo medžiagą netrodo taip baisiai, kaip yra iš tikrųjų. Ketvirtoje trasos dalyje laukia taip pat labai daug vairavimo ir viena įkalnė, kuri taip pat tapo slidi ir sunkiai įvažiuojama. Šiuo metu esu antras savo grupėje. Žinoma, dviratis buvo ruošiamas šiom varžybom, tai buvo uždėtos padangos, su kuriom važiuoju karmos varžybose, 2.4 pločio, tai toks buvo pasirašymas, žvaigždė priekyje 34 dantų, slėgis padangose apie 1,2 baro. Čia pasijuto, kad šiek tiek lėtėjom šią vietą įpratęs važiuoti greičiau, tai šiek tiek paraginu ir va štai ta įkalnė slidi, uždaro visiškai kelią. Ir tikrai labai sunku lipti į tą kalną, nekontroliuoju savo judesių, tikrai atsiprašau tavęs, Povilai, kad taip per tave pervažiavau ir dabar esu vėl pirmas savo grupėje. Klausyk, Lukai, ponia. Na, Domas Manikas tikrai negalėjo patarimų. Ačiū jam už palaikymą, matysime jį dar ne kartą. Na ir po biškį artėjame prie ketvirtos dalies pabaigos, tai būtų jau pirmojo rato finišas, važiuosime į antrąjį ratą. Liko keli palaviravimai, pavairavimai. Tikrai nebuvo lengvas tas pirmas ratas. Pirmojo rato laikas 15 minučių ir 40 sekundžių. Na, o geriausias rato laikas tai turbūt 12 minučių 56 sekundės priklauso Ignui Ambrazui, taip pat tai jo namų trasa. Jis ir tapo Lietuvos XO čempionu. Su tuom ir sveikinam Igną, o mes jau visai į pabaigą pirmojo rato. Kaip ir minėjau, ganėtinai daug vairavimo toje ketvirtoje dalyje trasos. Ir čia štai matome toks įdomus tiltelis. Ir po jo jau pirmojo rato finišas. Na, jau mintis buvo, kaip reikės įveikti tą antrąjį ratą. Šiek tiek jau jutosi nuovargis, bet jėgų tikrai dar buvo. Na ir štai pravažiuojame tarpinį finišą ir važiuojame į antrąjį ratą. Ir galime pastebėti, ar šį kartą A ar B kelias bus greitesnis. Pasirenku A. Jaunuolis, kuris visą laiką važiavo priekyje, pasirinko B. Na ir matome, kad net važiavo greičiau už mane. Ir vėl akmenų ruožas. Jau šį kartą drąsiau, greičiau. Dažnai sulaukiu klausimą, nereikia pilnos amortizacijos dviračio. Kaip matot, puikiai eina per akmenis ir su verteilu.
Na ir čia yra toks staigus posūkis, prieš kurį labai reikia prisistabdyti, kad pravažiuoti. Tai toks ganėtinai sulėtina ir toks diskomfortas gaunasi. Na ir vėl tas zigzagas, paskutinės 2 kilpos dar labiau neįvažiuojamos negu prieš tai. Sausu oru, tai čia viskas tvarkoje. Ir kaip ir minėjau, su pedalais problemą įsisekti, tai buvo neįsisektas pedalas, užvažiavus ant rampos nuslysta koja iš pedalo. Bet išlaikau liksvarą ant viršaus ir tiesiu toliau. Šioje trasoje labai jutosi, kad kiekviena klaida atima nemažai jėgų. Tai po kiekvienos klaidos toks jutais dar labiau pavargęs. Na, bet tikrai džiaugiuosi, dariau gan mažai klaidų. Ir štai lenkia mano varžovas Povilas mane. Tikriausiai išmoko trasą jau, susipažino ir dabar pradės važiuoti. Na ir renkuosi greitesnį kelią, bet sudėtingesnį vėl. Ir prasisuka čia ratas 3-4 kartus, atima daug jėgų ir tenka įsisekti ir užsistumti čia. Povilas horizonte matosi tolsta, tai ir vėl renkuosi kelią A, šuolis. Na, šis šuolis ganėtinai toks buvo pavojingas, jau neužtikrintas ir skaudžiai gan nusileidau. Tikriausiai dėl nuovargio. Tuo metu nelabai aš žinojau, kad Povilas yra mano varžovas ir kad jis važiuoja pirmas dabar. Bet po kurio laiko kažkas man trasoje pasakė, kad aš esu antras, tai supratau, kad tas Povilas ir buvo mano varžovas. Bet nemanau, kad ir žinodamas aš jį būčiau pasivijęs, nes ganėtinai jau buvo sunku. Bet žinoma, stengiausi laikyti tempą, vengti kuo daugiau, nedaryti klaidų, bet vis pasižvalgius atgal ten nieko absoliučiai nematydavau horizonte. Tai kaip ir supratau, kad ganėtinai didelį tarpą esu pasidaręs tarp savo likusių varžovų. Ir jau galvoje kūriau strategiją 3 ratui, kad tikriausiai reikės daugiau B kelius rinktis, nerizikuoti šuoliuose, nes jau esu pervargęs ir galiu taip jau nebesuvaldyti dviračio, kaip jį valdžiau pirmame rate. Ir artėjame prie stačiausios įkalnės turbūt šioje trasoje. Nusiteikęs buvau ją pabandyti suvažiuoti šį kartą. Netgi kamerą nuvalau, jeigu tai pavyktų, kad viskas gerai matytus. Deja, nepavyksta, liko tikrai labai nedaug iki pilno suvažiavimo. Ir įsminga ratas į tiltelio tarpą, krentu, bet viskas tvarkoje, atsikeliu ir važiuoju toliau. Tai turbūt čia buvo tokia viena iš didesnių klaidų, kuri buvo šiose varžybose, bet šitas tiltelis ne vieną paguldė, kiek žinau. Ir štai važiuojame į 3. ratą. 3. rate jėgų ne per daugiausiai, bet renkamės vis dar čia A kelią. Vis karts nuo karto pasižvalgau atgal, ten nieko nematyti, kas yra gerai, reiškia, galiu suvažiuoti gal šiek tiek lėčiau, bet saugiau. Ir čia renkuosi jau B kelią, kadangi A kely buvau pastrigęs, tai neberizikuoju taip pat ir čia B kelias. Nebėrkom rizikuoti. Sėkmingai ganėtinai važiuojasi tas 3. ratas. Ir vėl Maniuko palaikymas, už abikę per užpakalį, pajutau tikrai.
paspirtis minti greičiau į kalną. Ir šį kartą ir tiltelis sėkmingai įveikiamas. Ir jau visai arti finišo. Taigi finišavau antras. Povilas nutolo per minutę nuo manęs. Nuo likusių varžovų padariau 3-4 minučių tarpą, kas tikrai yra nemažai. Džiaugiuosi labai šiuo startu ir šiomis varžybomis. Tai buvo vienas iš man svarbesnių startų šiais metais. Taipogi namų trasa. Taigi labai ačiū, kas palaikote ir iki kitų kartų. Žiauriai šiluma. Ir čempionų tampa Arvydas! Ir nugalėtojas Povilas Pirmailovas! Geriau konė, tai nebūrė. Einu pamanyti ant kepurę. Opa!